Reikėtų atidžiai stebėti Vengriją. Balandžio 12 dieną šalyje vyks rinkimai. Orbanas, ministras pirmininkas, valdantis jau 16 metų, pagal naujausias apklausas gali prarasti valdžią. Orbano Vengrija pastaraisiais metais pasižymėjo labai nepatogią poziciją tiek Ukrainos konflikto, tiek apskritai ES atžvilgiu. Šiuo metu 90 milijardų paskolą iš ES yra užblokuota būtent Vengrijos. Priežastis? Ginčas dėl družba. Ši infrastruktūra aprūpina Vengriją nuo 80 iki 90% šalies naftos poreikio, kuris tiekiamas tiesiai iš Rusijos. Tačiau naftotiekis nekartą buvo atakuotas Ukrainos, o Kijevo vyriausybė kaltina Rusiją dėl žalos. Rezultatas – nuo sausio naftotiekis yra nebetinkamas naudoti. Vengrija reikalauja, kad jis būtų suremontuotas, tačiau tai prieštarautų Kijevo strategijai smogti rusiškų energetinių išteklių eksportui, siekiant susilpninti Rusijos ekonomiką. Orbano rinkimų varžovas Magyaras užima labiau susitaikymo poziciją su likusia ES. Yra griežtesnis Rusijos atžvilgiu, tačiau vis tiek labai atsargus Ukrainos atžvilgiu. Kol Orbanas priešinasi Ukrainos narystei ES, Magyaras išlieka labiau dviprasmiškas. Anksčiau jis siūlė, kad Vengrijos pozicija būtų nustatyta referendumu. Rusijos atžvilgiu situacija yra aiškesnė. Orbanas ir jo vyriausybės komanda išlaikė glaudžius ryšius su Kremliumi. Netgi kai kurie nutekinimai atskleidžia, kad Vengrijos užsienio reikalų ministras anksčiau dalijosi jautrią informaciją su Rusija apie kai kuriuos ES ministrų susitikimus. Magyaras priešingai parodė didesnį norą atsiriboti nuo Kremliaus, siekdamas atviresnį atsikratimo priklausomybės nuo energetinių išteklių. O ką jūs manote apie tai? Kaip visada, daugiau informacijos rasite komentaruose arba aprašyme.